Sveiki visi, keliaujame toliau Andrew Womo knygos Neribok Dievo puslapiais. Praeitam skyrelyje mes išsiaiškinom tokius svarbiausius akcentus, tai kad Dievo jėga teka per žmones. Andrew Womakas teigia, kad Dievas neveikia atskirai nuo žmogaus, jis visada naudoja žmones kaip savo įrankius. Ir kai sakome, kad Dievas suvereniai pajudėjo, dažnai, bet ne visada, matote, ne visada, žodis yra dažnai. Dažnai ignoruojame žmonių tikėjimą, maldas ir paklusnumą. Dažnai, tačiau tikrai labai dažnai aš tikiu, kad Dievas neveikia atskirai be žmonių, kaip ir minėjau praeitame video. Tačiau vis dėlto yra tie suvereniai Dievo apspręsti momentai, nepriklausantis nuo žmogaus, kuriuos jisai priėmė tokius sprendimus. Pats asmeniškai, tarkim, įsikūnyti, tokį sprendimą jis priėmė vienas, tarkim, daryti tvaną, jisai priėmė sprendimą vienas. Ir manau, kad yra kitų. Sukurti visą kūriniją Dievas priėmė sprendimą vienas, be žmogaus. Tai yra Dievo suverenumas ir Dievas yra suverenus. Tačiau dažnai jis renkasi veikti santykyje ir sąveikoje su žmogumi. Ir aš manau, kad tai yra dėl to, kad jis Dievą sukūrė santykiui, tai yra dėl santykio malonumo. Santykis mums teikia malonumą ir manau, kad jeigu mums žmonėms santykiai, geri santykiai, meilės santykiai, ištikimybės santykiai, gerumo santykiai, teikia labai didelį malonumą, tai ir mes esame sukurti pagal Dievo atvaizdą ir panašumą, tai manau, kad Dievas taip pat randa malonumą santykyje, nebereikalo jis yra trejybė, tai yra trijų asmenų nuolatinis nepertraukiamas santykis meilėje. Ir iš to santykio gimė ir visa kūryba, taip pat santykių, sukirtė santykių. Gerai, taigi Andrew Womakas sako, kad kai sakome, kad Dievas suvereniai pajudėjo, dažnai ignoruojame žmonių tikėjimą, maldas ir paklusnumą, arba atvirkščiai nepaklusnumą, ir dėl to Dievas nusprendė ir priėmė tam tikrus sprendimus, kaip tarkim Sodomos ir Gomoros sunaikinimą. Toliau, mes galime apriboti Dievą, ar ne, sako Andrew Womakas. Taigi tikėjimo stoka ir dvasinis pasyvumas uždaro kanalą, per kurį teka Dievo jėga. Uždaro kanalą mumyse. Tikėjimo stoka ir dvasinis pasyvumas uždaro kanalą, per kurį teka Dievo jėga. Jei neišlaisviname tikėjimo, Dievo jėga mumyse lieka neveikli. Taigi labai svarbu mūsų tikėjimo aktyvumas ir laisvė, tikėjimo laisvė, kad ji nebūtų apribota kažkokių taisyklių, kažkokių įsitikinimų ribojančių. Tikėjimas turėtų būti laisvas mumyse, kad Dievo jėga galėtų veikti. Ne Dievas sustoja, bet mes sustabdome jo veikimą, sako Andrew Womakas. Taip pat jis teigia, kad dvasiniai judėjimai kyla per žmonių atkaklumą. Taigi tokie judėjimai kaip charizminis, gydymo, tikėjimo žodžio judėjimai nebuvo bangos iš dangaus. Jie kilo todėl, kad žmonės veržėsi į Dievą. Žmonės troško gauti šios dvasios išsiliejimus, jie atsirado troškimas iš žmonių ir siekis, ir tada žmonės buvo pasiruošę ir atviri priimti šias Dievo malonių dovanas. Ir Andrew Womakas sako, kad Dievas būtų išliejęs visus judėjimus vienu metu, jei žmonės būtų pasiruošę juos priimti. Taigi toliau sako, Dievas nori veikti nuolat, ne periodiškai. Jis nenori, kad kartos merdėtų dvasinėme badmetyje. Dievas nelaiko mūsų, kaip čia pasakyti, ant bado dietos, ar ne? Troškulio ir bado dietos jis mūsų nelaiko. Jis visą laiką lieja savo malonės ir sako, ateikite pas mane ir būsite atgaivinti, ateikite pas mane ir pirkite be pinigų duonos ir pieno, ateikite pas mane ir jūsų troškulys bus numalšintas, nes aš esu
gyvojo vandens šaltinis. Ir taigi taip galime suprasti, kad Dievas visą laiką yra nuolatos liejantis savo malonės, tik mes žmonės arba nerandame, arba neieškome, arba nesiekiame, arba netrokštame, arba užsidarome neišgirdę teisingos Evangelijos, užsidarome religinių ir tradicinių kažkokių tai ribojančių įsitikinimų dėžutėse. Dievas visada pasiruošęs veikti, sako Andrew Womakas, jei tik mes nenustojame, jei tik mes nustojame jį riboti. Jeigu mes neribojame, tai mes tikrai pamatysime Dievo veikimą savo gyvenime. Taigi, sako, pokyčiai prasideda, kai pavargstame nuo ribojimo, kai mes pavargstame nuo tų ribų, kuriuos matome savo gyvenime ir nusprendžiame tikėti Dievu, tada prasideda proveržis mūsų gyvenime, o gal net proveržis, kuris turės įtakos dideliai žmonių grupiai. Tai nėra naujas Dievo darbas, tai tas pats darbas, kurį Jisai nori daryti ir daro 2000 metų, tik tai priklauso, kas yra atviras jį priimti. Ir esminę išvadą padarėme, kad Dievas nori veikti galingai kiekvieno žmogaus gyvenime, bet jo veikimas tiesiogiai priklauso nuo mūsų tikėjimo, atvirumo ir pasirinkimo bendradarbiauti. Kai nustojame jį riboti, Jis gali daryti tai, ką visada troško daryti mūsų gyvenimuose ir per mūsų gyvenimus. Ir čia aš nuo savęs noriu pridėti nuostabią švento rašto eilutę iš Raudų knygos 3 skyriaus. Tai yra 22 ir 23 eilutės, kurios sako štai tokius žodžius. Aš jas tiesiog dažnai mėgstu kartoti savo gyvenime, ypatingai maldoje, atsikėlusi ryte. Ir šios eilutės sako taip: viešpaties malonė nepranyko, jo gailestingumas dar nesibaigė, tai atsinaujina kas rytą ir didelė yra jo ištikimybė. Nuostabu, paklausykite dar kartą. Viešpaties malonė nepranyko. Ir tai yra amžini žodžiai. Tie žodžiai yra ištarti dar senai prieš Kristaus atėjimą. Jo gailestingumas dar nesibaigė. Tai atsinaujina kas rytą, kiekvieną rytą, įsivaizduokite. Ir didelė yra jo ištikimybė. Taigi, nuostabu, įsikabinkime į šiuos žodžius. Atsiminkime šiuos žodžius, kad viešpaties malonė atsinaujina kas rytą ir didelė jo yra ištikimybė. Kaip nuostabu, kaip gera žinoti tai ir kaip gera būti vienu iš liudytojų šitų nuostabių dalykų. Pakviestų liudyti, ne tik tikėti savo, bet ir liudyti šios dalykus kitiems žmonėms šiam pasaulyje. Taigi, Dievas daro savo dalį nuolatos. Jis įlieja savo malonės ir yra ištikimas tam, ištikimai tai daro, nesikeičia. O mūsų dalis yra kokia: tikėti ir priimti. Turėti atvirą širdį, atvirą ir klusnę širdį. Klausant taip pat tokias klusnes ausis, kurios yra pasiruošę ir įsitempę ir ieško ir klauso, ką Dievas kalba, kokias malonės jis lieja šiuo metu. Gerai, dabar keliaujame į sekantį skyrelį, kuris vadinasi Gyvenimas nėra generalinė repeticija. Šitaip pavadino Andrew Womakas sekantį skyrelį savo knygos. Ir jame jis sako taip: Dievas nori judėti ir įvesti tave į tavo pažadėtąją žemę. Dievas nori daryti tavo gyvenime tokius dalykus, kad kasdien atsibustum sakydamas:
Dieve, tai absoliučiai nuostabu. Tu esi nuostabus. Kokia privilegija būti dalimi to, ką tu darai. Vau. Kiekvienas, manau, kad svajoja gyventi tokį gyvenimą, kad galėtų kiekvieną rytą atsibudę sakyti, Dieve, tai absoliučiai nuostabu. Tu esi nuostabus. Kokia privilegija būti dalimi to, ką tu darai. Mes manau, kad visi žinome ir galvojame ir tikime, kad tai yra privilegija apskritai pažinoti Viešpatį. Aš kartais pagalvoju, kaip išgyvena tie žmonės, kurie jo nepažįsta, kuo jie remiasi, į ką jie atsiremia, kai sunku, kai gyvenime ištinka kažkokie tai sunkus laikotarpiai. Nes net ir man, atrodo, turinčiai tikėjimą ir turinčiai pasitikėjimą Viešpačiu, yra sunku eiti per išbandymus, sunku eiti per tas situacijas, kada gyvenimas nesiklosto taip, kad ryte prabudus norisi sušukti. Tai absoliučiai nuostabu. Yra periodų gyvenime, kai atsibundi ir galvoju, o Dieve, kaip išgyventi, kaip ištverti šią dieną, kaip ištverti apskritai šitą gyvenimą. Bet tada aš galiu imtis maldos, aš galiu atsiversti šventą raštą, aš galiu atsiremti į švento rašto žodžius, aš galiu įsijungti šlovinimo muziką arba pati šlovinti savo žodžiais, aš galiu melstis. Ir taip pat aš galiu atsiremti į kitų tikinčiųjų pavyzdžius arba palaikymą, gauti paramą iš kitų tikinčiųjų, kurie toliau liudija, kad ir aš ėjau per sunkumus, ir aš juos patyriau, ir aš ėjau per tą tamsų slėnį. Iš 23 psalmės. Bet žiūrėk, Viešpats mane išvedė. Ir mes visada einame Jėzaus Kristaus pergalės eisenoje, jeigu mes turime tikėjimą ir pasitikėjimą Viešpačiu. Aš manau, kad nuo mūsų pečių būna paimta labai didelė dalis rūpesčio, nerimo, streso. Net ir toliau einant per tos išbandymus ir per tos tamsius slėnius, jeigu mes pradedame kartoti su tikėjimu žodžius, kaip kad ir iš 23 psalmės. 23 psalmės, kuris sako, Jahve, ganytojas ir šeimininkas. Viešpats yra mano ganytojas, man nieko netrūksta. Žaliose pievose mane paguldo, prie ramių tvenkinių gano. Jis atgaivina mano gyvastį, veda teisumo takais, kaip dera jo vardui. Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi. Tavo ganytojo lazda ir vėzdas, jie apgins mane. Tu padengi man stalą, mano priešų matomoje vietoje, patepi dosniai mano galvą aliejumi, skleidina mano taurė, tik gerumas ir ištikima meilė lydės mane per visas mano gyvenimo dienas ir aš visados gyvensiu Viešpaties namuose. Ir tiesiog su tikėjimu tai pakartojusi savo gyvenimą, jau atsiranda kažkoks užtikrintumas, kažkoks tvirtumas, pasitikėjimas Viešpačiu. Viešpatie, tu apginsi mane, tu esi mano ganytojas, aš esu tavo avelė, tu manimi pasirūpinsi, tu neleisi man pražūti. Ir mes turime į ką atsiremti, mes turime kaip pasiguosti ir su kitais tikinčiaisiais ir ne, ir ateinant per šios knygos puslapius taip pat randame paguodos sustiprinimo ir auginame savo tikėjimą, netgi eidami per sunkumus ir išbandymus. Taigi net ir eidami per išbandymus mes esame dalis to, ką Viešpats daro. Dar kartą pažiūrėkime į tą sakinį, kurį Andrew Wommakas čia nurodo. Dieve, tai absoliučiai nuostabu, tu esi nuostabus. Kokia privilegija būti dalimi to, ką tu darai. Mes esame Dievo plano dalis, mes esame dalis to, ką jis daro, netgi jeigu ir netobula, aš nesu tobula, ar ne? Mano video nėra tobuli, aš dabar vis dar neturiu mikrofono, kur galėčiau
su savim neturiu, kurį galėčiau įsijungti ir nebūtų jokio pašalinio triukšmo. Ir netgi su tuo mikrofonu aš niekada nebūsiu tobula, bet Viešpats yra tobulas ir jo planas yra tobulas. Ir aš tik tai esu dalelė, mažytė dalelė, kuris tai netgi mano netobulumą, mano silpnybės ir mano trūkumus, aš tikiu, kad panaudos savo tobulo plano įgyvendinimui. Aš tik ateinu ir sakau, štai aš Viešpatie, naudok mane, aš ateinu vykdyti tavo valios. Taip kaip dabar galiu, su tom galimybėm, su tais ištekliais, su tom priemonėm, kurias dabar turiu. Taigi toliau, Andrew Womakas sako taip, Dievas nori, kad visi taip gyventume, bet dauguma mūsų atsibunda sakydami, na puiku, rytas, norėčiau grįžti į lovą, pirmadienis, reikia į darbą. O žinokit, taip primena man ir mane pačią, tikrai būna dažnai rytų, kad aš atsibundu. Taip, aš atsibundu su nuostab kupina meilės Viešpačiui širdimi, dėkoju už naują dieną ir išlovinu, bet prisiminus tai, kad taip reikia eiti į darbą, ten reikės su tokiais ir tokiais sunkumais susidurti, arba pažiūrėjus į savo gyvenimo dabartinės aplinkybės, per kurias šiuo metu einame, toksai būna jausmas, o ne, kaip ištverti šią situaciją, kaip ištverti šį gyvenimą, nes šiuo momentu aš pati nesu toj situacijai, kada, žinote, jau turi pergalę ir ją šventi, bet aš tikiu, kad Viešpats ją, kaip bebūtų, mane ir visą mano šeimą ir visus manęs besiklausančius į tai veda. Netgi jeigu šiandien mes dar to savo akimis negalime paliudyti, aš tikiu, kad jisai turi mums gerą ateitį ir gerą planą, netgi geresnį, negu mes galbūt patys galėtumėm įsivaizduoti ir patys savo susikurti. Toliau, Andrew Womakas sako taip, arba ateiname į darbą ir sakome, ačiū Dievui, penktadienis. Na, sakome, gal ačiū Dievui iš viso už naują dieną, ar ne? Bet ne visi esame tokiuose darbuose, kur būtumėm kupini entuziazmo. Man daryti šios video, tarkim, yra daug įdomiau ir man pradeda ištverti darbo dieną, nes tai aš per pietų pertrauką galiu padaryti video ir man tai yra labai malonu. Va šitas užsiėmimas ir šita veikla, kurią aš jaučiu, kad aš darau Dievo garbiai ir galbūt tikiu, kad žmonių geroviai, kurie manęs klausysis, man teikia malonumą ir man teikia pasitenkinimą iš tiesų. Bet aš šalia to turiu kitą darbą ir aš turiu kitų buitinių, normalių, paprasto egzistencinio gyvenimo rūpesčių, kurie nėra tokie malonus ir nėra tokie teikiantis tokį pasitenkinimą ir džiaugsmą. Toliau, Andrew Womakas sako, kartą praėjau pro mūsų poilsio kambarį ir išgirdau vieną darbuotoją sakant, ačiū Dievui, penktadienis. Paklausiau, ką tai reiškia, Andrew Womakas sako, o jeigu jo misijoje, jo tarnystėje taip kalba žmonės. Jis atsakė, tai paskutinė darbo savaitės diena, rytoj laisva, nereikia į darbą. Na, tie, kurie dirbame pasaulietiškose darbuose, manau, kad visi esame pajutę ir žinome šitą jausmą. Bet Andrew Womakas sako, paklausiau, tau nepatinka čia dirbti, galiu pasirūpinti, kad tau nereikėtų čia dirbti. Jis išsigando, ne, man patinka čia dirbti, tiesiog labai mėgstu savaitgalius. Aš jam pasakiau, žinai, 100 žmonių norėtų tavo darbo. Jo, tai tiesa, manau, kad ir mano darbo 100 žmonių norėtų. Jei tau čia nepatinka, galiu pasirūpinti, kad kiekviena diena tau būtų penktadienis. Ai, kaip galime tokio irgi sulaukti iš savo darbdavių, tokio pasirūpinimo, ar ne? Bet Andrew Womakas sako, žinoma, juokavau, bet esmė tokia. Jeigu tavęs nedžiugina pirmadienis, jei penktadienis tau džiaugsmas tik todėl, kad nereikia dirbti, tu nesi radęs Dievo valios savo gyvenime. Bats ir tiesiai į tą taikinį. Ta skaudžiausia vieta galbūt ar ne, kurios mes
taip nenori matyti, kurie gyvename paprastus, normalius, pasaulietiškus gyvenimus, ar ne? Reikia dirbti, reikia išlaikyti šeimą, vaikus, užauginti, apsirūpinti, būti ir taip toliau. Kaip kitaip, ar ne? Jo, Andrew Womakas sako, jeigu tavęs nedžiugina pirmadienis, jei penktadienis tau džiaugsmas tik todėl, kad nereikia dirbti, tu nesi radęs Dievo valios savo gyvenimui. Tai vienas iš būdų, kaip mes ribojame Dievą. Gerai, mes ribojame Dievą. Taip, aš kartais einu į darbą su tokia misija, kad aš einu ten taip pat atstovauti viešpatį ir būti jo ambasadore. Ir tai suteikia prasmės ir suteikia truputį daugiau džiaugsmo ir išsipildymo, negu tai daryčiau visiškai dėl to, kad reikia padaryti. Bet aš manau, kad net ir Dievo tarnystėse reikia ir buhalterio, ir administratorius, ir tas, kuris visus popierius tvarkys ir taip toliau. Ir tai nėra kažkokie tai visiškai vien tik Dievo stebuklus liudijantis darbai. Dievo dvasioje, tai yra administraciniai darbai, kurie nėra malonus, bet kažkas juos turi atlikti, ar ne? Jo, ir gal yra žmonių, dabar taip galvoju, kuriems tikrai labai labai patinka daryti apskaitą tarp popieriuko ir tarp skaičiuko, ir tai jie jausis labai laimingi tai darydama, bet matyt, aš nesu iš tų žmonių ir aš nesu labai laiminga vien tik darydama savo darbą. Man labiau patiktų skelbti viešpatį, liudyti ir gyventi vien iš tokios dvasinės tarnystės. Na, gal viešpats kažkada tai parūpins, jeigu tai yra jo planas, ar ne, mūsų gyvenimai, mano gyvenimai. Nežinau, kokius jūs turite, kokius įsivaizduojate gyvenimo arba pajamų šaltinius arba gyvenimo būdus, kurie jums atrodo, va čia tai aš gyvenu tikrai visiškai pilnai Dievo planą. Andrew Womakas sako, kad taigi, jeigu tavęs nedžiugina pirmadienis, jei penktadienis tau džiaugsmas tik todėl, kad nereikia dirbti, tu nesi radęs Dievo valios savo gyvenimui. Tai vienas iš būdų, kaip mes ribojame Dievą. Jei dirbi beviltišką darbą tik dėl pensijos ar saugumo, tu praleidi Dievą. Ajajajajaj, nagi, pasitikrinkim. Padėkit pliusiukus visi tie komentaruose, kurie jaučiasi nepraleidę Dievo. Nežinau, manau, kad paprašius šito gausiu labai mažai pliusiukų. Ir padėkite šauktukus visi tie komentaruose, kas jaučiate, kad vis dėlto gyvenime savo Dievą praleidžiame kažkur tai. Tikiuosi pamatyti. Norėčiau, kad nebūtų šauktukų, bet aš pati padėčiau šauktuką dar vis atsakydama į šį klausimą. Toliau autorius sako, taip, gyvenimas nėra generalinė repeticija. Tai tikrasis gyvenimas. Mes gyvename dabar iš tikrųjų. Jei nedarai to, kas tave įkvėpia, pripildo ir leidžia sakyti, kokia Dievo palaima mano gyvenime, tu iššvaistai dieną. Dievas turi tikslą tau ir kai jį rasi, būsi patenkintas. Dievas nepašaukė visų būti per televiziją transliuojamais arba stovėti prie žmonės kaip mane, bet jis sukūrė kiekvieną ypatingą ir pašaukė daryti tai, kas pripildys gyvenimo džiaugsmo ir ramybės. Jei ten nesi, tu švaistai laiką. Nu, aš jaučiu labai didelį priekaištą savo dabar širdyje, nes darbas, kurį dirbu, tai yra tik tai pajamų užtikrinimo šaltinis, nors ir ten bandau būti misionierė ir ten bandau būti viešpaties ambasadorė, bet tas toksai visiškai tiesiogiai darbas, kurį atlieku, jis nėra mane pripildantis džiaugsmo ir išsipildymo. Taigi, Andrew Womakas sako, kad aš vadinasi švaistau laiką. Kai kurie iš jūsų meldžiate, kad gyvenimas pasikeistų, bet neturite džiaugsmo, jūs prislėgti, nes nedarote to, kam Dievas jūs pašaukė.
jo, ką dabar, nežinau, ką man daryti. Dievas traukia jūs vieną kryptimį, bet jūs einate kitą, nes taip darė jūsų šeima kartomis. Bijote, kad jei atiduosite savo gyvenimą Dievui, jis išsiųs į Afriką. Žinote, aš kai buvau studentė, aš tikrai norėjau važiuoti į misiją į Afriką. Ir ieškojau tų misijų, kai studijavau magistratūrą, bet kažkaip jau buvau susidraugavusi su savo dabartiniu vyru. Ir ta draugystė mane nuo to sulaikė, nes supratau, kad arba aš renkuosi kurti šeimą, tuokti su savo vyru ir susilaukti vaikų, arba jeigu aš noriu išvažiuoti, tai reiškia, yra visai kitas planas. Ir žinokit, dabar man yra ta viduramžių vadinama krizė, ar ne, aš permąstau daug dalykų savo gyvenime ir aš galvoju, kad tai buvo mano tikrasis pašaukimas ir aš jį atmečiau ir neišpildžiau dėl to, kad norėjau prisitaikyti prie šio pasaulio, kaip mes matėme pirmosiuose šios knygos skyreliuose, ar ne? Aš bandžiau būti kaip visi. Būti normali, daryti taip, kaip visi daro ir nepaklausiau tikrojo iš savo širdies tokio šaukimo, kvietimo, impulso daryti tai, kas atrodytų beprotiška šiam pasauliu. Ir turbūt suklydau, turbūt praleidau Dievą jau tada. Nors dabar turiu šeimą, turiu 3 nuostabius vaikučius, kuriais tikrai labai džiaugiuosi ir dėkoju Dievui, bet vis tiek yra ta graužatis kažkur mano sieloje, mano širdyje dėl to, kad aš nepadariau tai, kas buvo tikrasis mano viešpaties kvietimas mano gyvenimui. Taigi, ką sako Andrew Womackas? Jūs prislėgti, nes nedarote to, kam Dievas jūs pašaukė. Dievas traukia jūs vieną kryptimį, bet jūs einate kitą. Na ir jau aišku, ištekėjus, susilaukus vaikų, buvo įsikinkyta tiesiog į tokį buitinį gyvenimą, ar ne? Reikia tiesiog eiti į darbą, susirasti darbą, pasirūpinti pinigėliais kiekvienam mėnesiui, užsitikrinti savo buitinius, elementarius kasdienius poreikius. Nes taip darė jūsų šeima kartomis. Taip, bijote, kad jei atiduosite savo gyvenimą Dievui, jis jūs išsiųs į Afriką. Jis ir būtų išsiuntęs mane į Afriką ir turbūt norėjo, bet nepaklausiau. Todėl vadovaujatės logika, taip, tikrai taip, aš vadovausi logika, o ne Dievu. Visiškai tiksliai į taikinį mano širdžiai. Nežinau kaip jums, pasidalinkite komentaruose, ar tai kalba jūsų širdžiai ir jaučiate, kad savo gyvenime taip pat kažkur tai nepaklausote Dievo pašaukimo ir tiesiog nuėjote to logišku, praktišku šio pasaulio, kaip visi daro keliu. Bet džiaugsmo ir pilnatvės nerasite, nes nedarote to, kam Dievas jūs pašaukė. Ai, kaip man skaudžiai tiesiai į tiesą. Tai tiesiog į tiesą, kurios aš bandžiau ją kažkur paslėpti po 9 užraktais, uždaryti į kažkokią skrynelę ir norėjau, kad jinai tylėtų ir nekeltų man jokio kaip čia pasakyti, sumaišties mano gyvenime. Galvojau, kad galiu susitvarkyti gyvenimą taip tiesiog praktiškai, kasdieniškai, kaip visi daro ir taip gyventi, uždariusi užrakinusi tą tiesą. Dievo tikrai pašaukimą kažkur giliai po 9 spinom, bet matyt atėjo laikas ją iškelti ir ši knyga būtent tai daro man. O ką ji daro jums? Pasidalinkite, prašau, labai laukiu jūsų komentarų.